Mes Saulės sistemai gyvenam Paukščių tako galaktikai berods. Žinau, kad ten labai daug šiukšlių. Nes visi skrenda ir viską palieka, o Žemė sėdi, savo nieko nematai, ten iš tikrųjų kaupėsi labai daug šiukšlių. I know that they accept the applications, the people who wanna go to Mars. Man patinka, aš iš kosmoso gavau žmoną, karaimę. Apie kosmosą ką žinau? Nieko nežinau. Žinau, kad kyla žmonės ten, grįžta, kartais negrįžta ir vat ir... O jos slėgis nesuspaus? Įdomu, kad Lietuva irgi kažką bando vytis kitą šalis, leisdama kažką tobulėjai. Kaip toks mažiukas? Nesigilink. Each country has, I don't know, something to be proud of. So I think if Lithuania decided to put their first satellite, that there will be the thing that people will be proud of. Aš tai visada už tas inovacijas iš tikrųjų teigiamai, ta prasme, kad tos aukštos technologijos, kaip ir sako, kad čia Lietuvos ūkio ateitis. Vėlgi kažkom būsim žymus, kažkom pasižymėsim, manau, tai iš tikrųjų labai gera idėja. Jeigu būtų finansavimas, tai aš galvoju, pas mus yra talentingų iš tikrųjų žmonių, kurie galėtų ką nors tokio įdomaus sugalvoti ir tą projektą įvykdyti. Aš manau gerai, vis tiek technologijos greičiau tobulės, visą kitą gal bus ir antras palydovas, ir trečias. Lietuva jau daug šimtmečių yra kosminė valstybė. Tripakopės, man atrodo, buvo sugalvotos raketos Lietuvio. Prieš daug metų Simanavičius, jeigu pavardę gerai atsimenu. Ir Lietuvos, bent jau kai kurie produktai, mano žiniomis, yra naudojami kosminių technologijų kūrėjų. Dirba Lietuvė kaip subkontraktoriai ir panašiai. Labai gerai, ta prasme, ir kosmosai apie mus žinos. Tai Berta, kiek žinau, esi dainininkė. Gal galėtum ką nors padainuoti palydovui? O palydove, tu mūsų svajonė. Žiūrint iki kur das Kristų? Iki kurios čia? Iki Marso neleidžia? Sėkmės, kad nepasiklystų šis mažas dalykas ten kosmose. Kad sėkmės. Pirmiausia, turbūt pakilt. Sėkmės ir kad viskas pavyktų. Pasiteisintų. Jo, ir kad pasiteisintų viskas. Sėkmės, laimės, džiaugsmo. Ir kad pakiltų. Jo, kad tikrai pakiltų. Galų gale. Good luck. You're gonna make it. And yeah, that's just one step, little step, but it's gonna be great for the future, hopefully. Tęsti darbą ir toliau taip. Spartesniais žingsniais dar labiau tobulėti priekį. Kad jis atlaikytų visus tos spaudimus atmosferos ir nenukristų jo antenukės. Ryžto, tikėjimo ir neklausykit visų tų, kurie zyzia ir sako, kad ai, čia dar viena nesąmonė, darykit. Čia gal reikia dainą man sukurt, klausyk, himną reikia sukurt palydovui.